Natūralu, kad atėjus vasaros sezonui žmonės daugiau rūpinasi savo išvaizdą ir daugiau skiria dėmesio savo sveikatai. Tačiau dantų spalva turbūt niekaip nėra susijusi su žmogaus savijauta, daugiau su žmogaus jausena ar su visuomenėje įsivyrusiais stereotipais. Žinome, kad beveik 2000 metų Japonijos aristokratų sluoksnėje buvo populiarūs visai nebalti dantis. Jie dažydavo dantis juodais kanebidzu spalvos dažais ir tai skaitėsi kaip grožio etalonas ir visiškai neseniai, tik tai XIX amžiaus pabaigoje, buvo uždraustas šitas dantų dažymo būdas juodai, kuomet Japonija norėjo tapatinti su likusiu pasauliu ir tapti progresyvia valstybe. Pradėti reikėtų turbūt ne nuo grožio, o pirmiausiai pasižiūrėti į dantų būklę, dantų sveikatą, nes dantų balinimas yra netgi ne grožio procedūra, o turbūt yra konservatyviausias dantų gydymo būdas ir turbūt turėtumėm galvoti ne apie grožį, apie dantų sveikatą pirmiausiai. O haguro makiažas, kai būdavo labai baltai dažomi veidai ir tokiam fone tie dantys atrodydavo gelsvi, matydavosi dantų defektai, tai Japonijos aristokratai nusprendė dažyti augalinės kilmės dažais, tokiu būdu paslėpti senėjimo ir dantų ligų problemas. Buvo manoma, kad moteriškos šypsenos atrodo švelnesnės, tokiu būdu dažydavo dantis ir samurajai, norėdami parodyti lojalumą savo šeimininkams, ir geišos, norėdamas sušvelninti savo šypsenos linijas. Tai mes suprantam, kad tas grožio etalonas dažniausiai yra sugalvotas, kažkada buvo madingi juodi dantis, šiandien dienai žmonės tapatina sveikatą su baltais dantimis, galbūt kad nors bus madingi raudoni dantis su baltais taškeliais. Tikrai ne. Visiškai nepriklauso dantų sveikata nuo dantų spalvos ir šiandien dienai mes, kai darom keramikinės restauracijas, netgi stengiamės, kad dantis atrodytų labiau natūraliai. Tai yra imituojami dantų senėjimo požymiai, imituojamos tam tikri defektai, kad dantis atrodytų natūraliai. Tai Europoje visada buvo gražu tai, kas natūralu. Galbūt kitaip yra naujajame pasaulyje, už Atlanto, kur grožis yra suprantamas tai, kas pastebima už 5 metrų atstumo. Tai, kad aš galiu sau leisti tam tikras procedūras kosmetinės ar lankytis pas brangų odontologą, bet Europoje to standarto mes niekada neturėjome ir aš nejaučiu. Tikrai ne visada reikia ir yra, kaip ir visų gydymo metodų, indikacijos ir kontraindikacijos. Tai indikacijos dažniausiai būna negyvų dantų balinimas, pavieniai dantų defektai, atsiradusios dėmės, pavyzdžiui, tam tikri fluorozės atvejai arba dantų traumos, kuomet suyra baltymas hemoglobinas ir paskui atsipalaidavusi geležis oksiduojasi, tokiu būdu nudažant dantis rudai. Gali būti, kuomet amžiaus bėgyje pakinta dantų spalva ir jinai skiriasi nuo keramikos protezo, o tie protezai dar visai neblogai atrodo, o spalvas amžiniai pokyčiai vyksta ir norisi tas spalvas suvienodinti. Tokiu būdu galim pabalinti pavienius dantis, bet tikrai ne visą dantų lanką. Ryški šypsena primatų pasaulyje pirmiausia yra agresyvumo požymis. Čia tik tai žurnalinių viršelių įtaka, kad mes suprantame tai kaip kažkokį tai grožio etaloną. Balinti dantų nereikėtų, kuomet yra nesugydytos dantų ligos tokios kaip dantų ėduonis ar dantenų, tokios kaip dantenų uždegimas ar kitos periodonto ligos. Balinti dantų niekada nereikėtų, kuomet yra didelio laipsnio emalio nudilimas, ko pasekoje seka didelis dantų jautrumas. Balinti dantų negalima, kuomet yra daugybiniai emalio įtrūkimai, nes vėlgi vienas dalykas, kad tie įtrūkimai bus po balinimo labai pastebimi, išbalintos baltos zonos. Taip pat bus didelis dantų jautrumas. Balinti dantų negalima, kuomet atsidengusios yra
dantų šaknys, kurios nepadengtos emaliu, jos tiesiog yra plonas sluoksnis cemento ir po apačia atviras jautrus dentinas. Balinti dantų galbūt nereikėtų, kuomet yra daugybinės dantų restauracijos, nes dantis bąla, plombinės medžiagos ne, tuomet reikėtų išbalinus dantis vėl pakeisti esančias plombinės medžiagas. Taip pat balinimo pasekoje prastėja tų medžiagų laikomumas arba ilgaamžiškumas burnoje. Tai yra krūva indikacijų ir kontraindikacijų, kurias turėtų įvertinti gydytojas profesionalas, sudarant gydymo planą. Ar tikrai neturėtų pacientai to patys daryti namuose, užsiimti savigydą, nes labai dažnai būna taip, kad vieni dantis bąla, kiti dantis sunkiau. Ir paskui, kai taip žmogus ateina pasibalinęs dantis, tuos likusius dantis, jos kartais iki kaiminių dantų spalvos būna pritempti pakankamai sunku arba netgi neįmanoma. Tikrai taip, nereikėtų balinti dantų žmonėms iki 18 metų amžiaus, nes pulpos kameros spindis dydis yra 15–20% jauname amžiuje didesnis. Atitinkamai mes labiau provokuojam viduje danties esančių audinių uždegimą. Paaugliai netgi Amerikoje ateina pas gydytoją su tėvų sutikimu, jau jeigu jau toksai yra poreikis arba labai didelis noras, bet atitinkamai nebereikalo yra tos indikacijos netgi medžiagų gamintojų aprašomos. O vyresnėme amžiuje kontraindikacijų tokių kaip nėra, tik tai reikėtų atsižvelgti į likusių audinių kiekį ir paskui sekantį dantų jautrumą po dantų balinimo. Ir be abejo reikėtų rinktis kuo švelnesnį dantų balinimo būdą su mažesnė balinimo medžiagų koncentracija, nes galutinis rezultatas dažniausiai yra tas pats, tik tai tas procedūrų greitis skiriasi. Nėštumas taip, jisai yra kontraindikuotinas, nes nėra atliktų tyrimų, kiek ten tos medžiagos gali papulti į sisteminę kraujotaką, į virškinimo traktą ir be abejo to ko negali leisti medžiagų gamintojai patikrinti, tai to paprastai rašo. Aišku, gali būti ir alergijos tam tikriem balinimo medžiagų produktam, apie tai irgi yra rašoma instrukcijose, bet tai labai retas išskirtinis atvejis. Tikrai taip, yra toksai fenomenas kaip pripratimas prie dantų balinimo ir mes matom, kad tai yra jau žmogaus dantų spalva baltesnė už tą natūralią baltą, o žmogus jisai nori to paties efekto, kurį patyrė pirmą kartą balinamas dantis ir jam atrodo, kad tie dantys jau nebebalti. Tai dažniausiai tai pacientai yra atkalbinėjami, vertinus jų būklę ir tą tikrą dantų spalvą, duodame spalvų raktą, parodome, kokie žmogaus atspalviai gali būti ir kokia yra dantų spalva ir atitinkamai yra daromos išvados. Ne visada galima pasiekti tuos rezultatus namuose, kuriuos galima pasiekti gydytojo kabinete ir atvirkščiai. Profesionalus dantų balinimas gydymo kabinete paprastai yra atliekamas, kai reikia balinti pavienius dantis arba negyvus, endodontiškai jau sugydytus, depulpuotus dantis, kuomet reikia prieš balinimą išimti plombinės medžiagas ir balinti dantis iš vidaus, taip pat jeigu būna kažkokie tai dantų sričių defektai, tam tikros sritis pažeistos, tai tuomet balinimas pabaigiamas gydytojo kabinete. Bet didžiąją dalį balinimo darbų su tam tikrom instrukcijom ir pabrėžiu gydytojo priežiūrą gali pacientas tikrai atlikti namuose, pagaminus rezervuarus ir duodant mažos koncentracijos balinimo medžiagas. Ir tokiu būdu gydytojo priežiūroje tie darbai yra sekami, kartojami ir didžiąją balinimo dalį, jeigu yra būtinybė, žmonės dažniausiai atlieka namuose. Saugesnis yra tas variantas, kur yra naudojamas mažos koncentracijos medžiagos dėl
dantų dehidratacijos, perdžiovinimo ir iš to sekančio po operacinio jautrumo. Tai saugesnis tikrai yra balinimas namuose mažos koncentracijos medžiagomis, bet jeigu to nepakanka, tą procedūrą galima pabaigti ir kabinete. Tikrai taip. Pirmiausiai turėtų būti dantys švarūs, tai yra atliekama dantų higiena, sugydomos dantenos, atliekamas pilnas burnos ištyrimas, tame tarpe ir rentgenologinis, pasižiūrima, ar nėra dantų ėduonies tiek pradinėse, tiek kitose stadijose. Pasižiūrima, ar nėra atviro dentino, pasižiūrima, ar reikės žmogui papildomai nujautrinančių medžiagų. Tai yra priemonių visuma, kurias turi prieš parenkant gydymo būdą įvertinti profesionalas. Turėtume pažymėti, kad dantų balinimas yra laikinas efektas. Tai nėra, kad išbalinom ir rezultatas visam gyvenimui. Dantų spalva yra kintanti visą gyvenimą. Dantų balinimas arba dantų spalva visiškai nėra susijusi su dantų sveikata, o pirmiausia turėtų būti galvojama apie žmogaus sveikatą. Lygiai taip pat kaip prieš 2000 metų dantų spalva, kuomet buvo dantys dažomi juodai ir manoma, kad tai yra gražu. Lygiai taip pat ir dabar. Vienais metais tai yra madinga, lygiai taip pat kaip įdegusi oda. Kitais metais įdegusi oda yra laikoma prasčiokų požymių, kurie dirba žemės ūkio darbus laukuose. Tai dantys turi būti spalvoti, jie neturi būti balto šokolado plytelės. Dantyse turi būti matomi vidiniai efektai ir dantų spalvos turi atrodyti natūraliai. Kad taip ir būtų, pirmiausiai rekomenduojama reguliariai 2 kart metuose lankytis pas odontologą, atlikti profesionalią burnos higieną, nes dantys lygiai taip pat kaip ir drabužiai gali būti sulopyti, bet pirmiausia turi būti švarūs. Šiais laikais yra nemažai perteklinio gydymo, bet pirmiausiai turėtume galvoti, kad išsaugoti tai, kas likę, ir atstatyti tai, kas prarasta. Ir visą laiką reikia įjungti logiką ir sveiką kritiką, pasirenkant procedūras ir sudarant gydymo planą, atsižvelgiant į žmogaus realius poreikius.